vienas iš organizacijos komiteto narių Stanislavas Buškevičius. Gerbiamas ministrė, gerbiamas merė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami tautiečiai, gerbiami visi susirinkusieji. Šiandien iš tikrųjų yra labai džiugi diena, laiminga diena, kad Kauno karo muziejaus sodelyje yra atidengtas paminklas iškiliam lietuviui generolui Povilui Plechavičiui. Galime drąsiai pasakyti, kad jeigu ne generolas Povilas Plechavičius, Lietuvos nepriklausomybei būtų labai, labai sunku. Daug kas prieš mane kalbėjusiųjų sakė, kad yra įvairiausių vertinimų. Iš tikrųjų, tos kalbos netyla ir mums gėda, kad dar atsiranda žmonių, kurie bando generolą Povilą Plechavičių vertinti kažkaip tai kitaip, ieškoti įvairiausių kabliukų. Vakar mums su gerbiamu meru teko atlaikyti ugnį, kada reikėjo išdėstyti visą istorijos pamoką apie tai, koks buvo iškilus generolas Povilas Plechavičius. Visada reikia į istoriją žiūrėti ne iš šio laiko, bet atsižvelgti į to laiko kontekstą. Jeigu taip žiūrėtume tik tai apie įvykius 26 metais, tai galima prisikabinti, kaip aš vakar ir sakiau, ir prie karaliaus Mindaugo, prie kunigaikščio Vaidoto, prie Vytauto Didžiojo, pasakyti, kad tuo metu nebuvo jokių laisvų rinkimų, tarptautinės organizacijos nestebėjo, gal ne visiškai ir gražiai jie atėjo į valdžią. Tai gaila, kad dar tokių yra istorikų ir man kaip lietuviui iš tikrųjų gėda, kad iškeliamos tokios problemos. Na, o mūsų laukia ateity dar viena šventė, kada priešais generolą Povilą Plechavičių bus atidengtas paminklas partizanų vadui, generolui, Lietuvos Respublikos prezidentui Jonui Vytautui Žemaičiui. Sėkmės jums visiems! Jis kaip tėvas mums, kaip mūsų mokytojas. Gal net ir minėdami mokytojo dieną atiduodami mokytojai mamai ir mokytojui generolui, jo kariai labiausiai Ergenui Rubinas, Vyčio kryžiaus kavalierių, Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos vado pavaduotoją Kazimierą Giedraitį. Trečdalis Lietuvos nukentėję nuo didžiulio mūsų kaimyno. Trėmimai, lageriai, partizaninis judėjimas, visur aplaistyta Lietuvos žmonių krauju. Ačiū, kad jūs man suteikėt žodį. Ši diena mane labai jaudina. Aš norėjau kelias mintis pasakyti susijusias su šitą dieną. 1944 metais pakartotinė sovietų okupacija buvo labai akivaizdi. Kiekvienas iš mūsų klausėme savęs, ką daryti. Kiekvienas radome ir atsakymą į šitą klausimą. Sveiki, kariuomenė. Norėčiau pradėti tokiais žodžiais. Sveiki, Lietuvos vietinis rinktinis savanoriai. Sveiki, garbingieji senjorai. Jūsų dėka šis paminklas atsirado. Jūs nepagailėjot energijos, ryžto, nepagailėjot savo lėšų kaupiamų šiam paminklui. Iš ties galima didžiuotis, kad jums tai pavyko. Pavyko tai, kad atsirado jūsų lėšos, gal sunkiau pavyko vietą rasti, tačiau išrinko be pačią garbingiausią. Ir iš ties noriu paminėti jūsų vadovybę,
pasidžiaugti jūsų energiją, slonumu, iš jūsų daug ko pasimokyti. Taigi, manau, kad didelį ryžtą parodė ir toleranciją, ir apdairumą, ir sumanumą. Tai dimisijos majoras, vadas šiuo metu, Bronislovas Kirglainis, statybos komiteto pirmininkas, gydytojas Anas Daugėla ir šio paminklo iniciatorius Kazimieras Giedraitis. Iš ties, prisiminus istoriją, jeigu apžvalgus keliais sakiniais, be abejo tai yra sunku, bet jeigu ne Povilas Plechavičius, manau, kad mes jau sunkiai lietuviškai kalbėtume. Jeigu ne Povilas Plechavičius antrame etape, 64 metais kurdamas vietinę rinktinę, gal mes jau šiuo metu neturėtume lietuviškų pasų. Iš ties, tie pavojai nugalėti, tačiau lieka kiti pavojai, kur pastoviai mes atrandam naujus Trojos arklius. 5 kolona išaugo 6 koloną, į 7 įsibajojo Lietuvoje. Iš ties, paminklom yra vietos. Lietuvoje paminklai kartais neprižiūrimi, nušiūrę. Pradėta akcija Kaune šiemet pavasarį atkreipti dėmesį visuomenės, visų žmonių į mūsų garbingą palikimą, istorinį, meninį. Kaunas tai padarys turbūt pirmas ir labai